Dauguma Biblijoje aprašomų įvykių vyko nedidelėme krašte, plytinčiame į rytus nuo Viduržemio jūros. Tas kraštas nepasižymi nei gausiais gamtos ištekliais, nei giliais uostais, kurie tiktų laivybai. Veikiau tai kryžkelė, kur nuo seno taikiai susieidavo arba karingai kirsdavosi įvairios to regiono politinės jėgos. Tos jėgos tai Egiptas iš pietų pusės, Mesopotamijos šalys iš rytų ir šiauriniai kraštai tokie kaip Asirija. Kraštas, kuriame vyko Biblijoje aprašomi įvykiai, yra turėjęs daug pavadinimų. Iš pradžių ta žemė buvo Kanaanas. Tačiau dažnai pirmose Biblijos knygose kraštas vadinamas tiesiog daugelio smulkių jame gyvenusių etninių grupelių vardais.